paspauskite paiešką ir įdiegti. Programėlė bus įdiegta per 10-15 sekundžių. Dėl saugumo negalime įrašyti slaptažodžių. Kai paruošta, paspauskite Restart ir sukurkite naują piniginę su slaptažodžių fraze. Patvirtinkite frazės išsaugojimą ir sutikite su sąlygomis. Naudokite piniginę. Viršuje rasite parinktis siųsti, gauti, parduoti, istoriją, pirkti. Nusipirkite BNB pasirinkdami tinklą ir mokėjimo būdą. Po pirkimo grįžkite į pradžią. Jei BNB nėra, paspauskite pirkti. Ar matėme vaizdo įrašą, kaip tai pirkti? Po to jau galėsime atidaryti programėlę ir tęsti visą procesą. Vaizdo įrašo įrašymo metu dėl saugumo negalime įrašyti slaptažodžių, frazių ir viso to. Na, kaip matote, jau viskas paruošta, turime paspausti Restart. Ir čia sukurti naują piniginę. Čia matome dvi parinktis ir mes paspausime sukurti naują piniginę. Taip pat turime dvi parinktis - sukurti slaptažodžių frazę arba pasirinksime sukurti slaptažodžių frazę. Visada rekomenduojame atlikti rankinę atsarginę kopiją, kuri jums duos frazę. Ir tą frazę turite užsirašyti ant popieriaus. Kaip jau minėjau anksčiau, dėl saugumo negalime įrašyti frazės ir viso to, bet tai labai paprasta. Tiesiog turite sekti žingsnius ir tokiu būdu labai lengva užsirašyti frazę. Jums bus paprašyta patvirtinti, kad gerai ją išsaugojote ir čia turite sutikti su 3 sąlygomis, kad parašvalet nesaugo jokios informacijos. Na, kai frazė jau sukurta ir išsaugota, galėsite naudoti piniginę ir jau galite pradėti. Kaip matote, čia viršuje yra įvairios parinktis - siųsti, gauti, parduoti, istoriją ir pirkti. Pirmas žingsnis yra tai, kad turite nusipirkti, kad galėtumėte atlikti bet kokią transakciją, tai yra nusipirkti BNB. Tam turime paspausti pirkti ir turite pasirinkti BNB tinklą, kaip matote čia. Čia jau bus paprašyta, kiek norite pirkti ir kokias parinktis turite. Paspausime mokėti su kreditinė kortelė ir čia jums pasirodys keli paslaugų teikėjai ir kiekvienas gali pasirinkti tą, kuris jam labiausiai tinka arba kurį nori. Čia jums bus nurodyta, ką kiekvienas paslaugų teikėjas jums duos už naudojimąsi savo platformą. Jei ne, taip pat yra kreditinės kortelės dalis, kur turite Google Pay, skaitmeninę piniginę, banko pavedimą, turite keletą parinkčių. Ir kai jau nusipirksite, turite grįžti atgal ir čia vėl grįžtame į pradinę dalį. Kai jau nusipirkote BNB Smart Coin, matote, kad čia yra BNB Smart Coin. Jei jau nesate nusipirkę, matote, kad 4 mygtuke rašo pirkti. Ar matėme vaizdo įrašą, kaip tai pirkti? Labai paprasta, yra daugybė paslaugų teikėjų ir galima pirkti su kreditinė arba debetinė kortelė. Taigi, dabar jau turime BNB Smart Coin, ką turime padaryti. Prieš eidami į pansakės pirkti Satoshi K, tai turime pridėti žetoną prie piniginės. Kaip tai padaryti? Pirmiausia, einame į Satoshi K puslapį, kuris yra satoshi.com. Kaip matote čia naršyklėje, jis yra anglų kalba, todėl einame į meniu. Ir jei norime, pasirinkime ispanų kalbą. Puiku, jau esame Satoshi K pirkimo puslapyje, dabar eisime į Satoshi K sutartį. Paspaudžiame, atsidaro VScan. Čia matome sutartį, paspaudžiame kopijuoti, parašyta kopijuota. Tada grįžtame į Tarash Wallet ir einame čia viršuje dešinėje, kur yra pliuso simbolis. Tada vėl paspaudžiame pliusą viršuje dešinėje, pasirenkame BNB Smart Coin tinklą, kaip matote, čia nurodyta BNB tinklas ir paspaudžiame mygtuką įklijuoti, nes anksčiau kopijavome adresą. Ir matome Satoshi K, paspaudžiame importuoti. Čia mes importavome, rodo nulius, nes neturime Satoshi K.
jei norime jo ieškoti, jei jis yra aktyvuotas. Ar užrašome Satoshi K žetono sąraše? Matote, kad jis aktyvuotas. Jei jo neaktyvuosime, mygtukas bus pilkas, o kai aktyvuosime, jis taps mėlynas. Tai grįžtame į savo piniginę ir turime jį čia apačioje, matote. Satoshi K. Ką dabar turime daryti? Tai perka brynų mainais. Turime dvi galimybės. Arba įrašome Pansakeswap naršyklėje. Arba einame į oficialią svetainę, paspaudžiame mygtuką pirkti. Satoshi K. Lengviausia tai padaryti. Čia mūsų piniginėje einame į naršyklę, vėl kartojame. Čia apačioje dešinėje atrasti. Gerai. Ir įrašome. Pansake. Swap. Gerai. Kai paspaudžiate, čia turite matyti, kad viršuje rašo Pansakeswap Finance. Labai svarbu, kad neįtumėte į kitą svetainę, nes yra kitų, kurios yra panašios. Taigi, Pansakeswap Finansai. Kai jau esame čia, turime pridėti žetoną, nes jo dar neturime pridėto. Tai ką dabar darome? Ar einame į žetonus ir čia paspaudžiame valdyti žetonus, matote. Valdyti žetonus, tada einame į žetonus čia. Matote, kad jis pridėtas. Aš jį pašalinsiu, kad vėl pridėčiau, kad matytumėte gerai. Taigi, nes aš jį pridėjau anksčiau. Taigi, einame į svetainę, einame į Satoshi svetainę, kad pakartoti, einame. Į sutartį, nepirkimą, matote pirkimo mygtuką, einame. Į sutartį, matytumėte, jei atsitiktinai išėjote iš svetainės, paspaudžiame kopijuoti, nukopijavus einame. Į Trust Wallet, kur žetonai kopijuojame, sako importuoti. Paspaudžiame importuoti, gauname pranešimą. Būkite atsargus, vidutinė rizika, normalu. Paspaudžiame, žinau, pažymime žalią, pripažįstu riziką ir paspaudžiame tęsti. Taigi, paspaudžiame kopijuoti. Kai jis nukopijuotas, einame į Trust Wallet, kur rašo žetonai, čia kopijuojame. Ir mums sako importuoti. Paspaudžiame importuoti. Bet gauname pranešimą, kad būkite atsargus, vidutinė rizika, tai normalu. Tai yra pranešimas. Paspaudžiame, žinau, pažymime žalią, pripažįstu riziką. Ir paspaudžiame tęsti. Jau turime Satoshi K, tad dabar turime pirkti. Paspaudžiame ant rodiklės čia apačioje. Tai yra, įrašome BNB viršuje, o Satoshi apačioje. Ir pasirinkime pavyzdžiui pirkti 25 ar 55 procentai. Patariu palikti apie $1 piniginėje, nes tai jums pravers mokant už sandorius, pirkimo ir pardavimo komisijas gerai. Tai tada einame į 25. Atspaudžiame. Pirkti už $2. Gerai. Turite pirmiausia eiti čia apačioje, kur rašo slipage tolerancija. Gerai. Paspauskite čia. Ir pasirinkite rašyti 5, nes Satoshi K yra defliacinis žetonas, kuris dalina 4% atlygių Satoshi K. Tai reiškia, kad jūsų kapitalas Satoshi K kiekvieną dieną auga. Matysite, kaip kiekvieną dieną gaunate atlygius. Satoshi K tarsi tai būtų palūkanos, gerai. Tai tada įrašome 5, uždarome. Ir dabar, kai turime čia $2, matome. Ką mums rodo gerai? Ar slipage tolerancija yra 5%? Gerai. Čia rašo, kad poveikis yra 0,04, tai nieko nereiškia. Paspaudžiame keisti. Pirmiausia patvirtiname. Ir operacija sėkmingai atlikta. Matome žalią pranešimą viršuje. Ir apačioje. Ir mes tai turime. Tai kaip? Mes matome, kad turime tai. Eikime į viršų Pansakeswap, paspaudžiame ant rodiklės į viršų. Ir čia apačioje paspaudžiame pradžią, apačioje piniginėje kairėje. Paspaudžiame atnaujinti. Pamatysime, kad turime Satoshi K.
Kainos kol kas nežiūrime, nes tai naujas ženklas. Kainą galėsime pamatyti. Deadstall svetainėje įrašydami Satoshi K. Ir matysime likvidumo fondą, paspaudžiame ant fondo ir galime jį pamatyti. Tai yra dalykas, kurį matote biržos puslapyje arba pačiame Pansake-Swap, bet kaina dar nematoma piniginėje, kol jis nebus įtrauktas į CoinMarketCap, nes tai naujas žetonas. Čia baigėsi vaizdo pamoka. Labai ačiū.